Jeigu ant durų pamatėt besipuikuojantį tokį lipduką, žinokit, riebus katinas čia buvo ir jam labai patiko. O dabar aš jums noriu papasakoti apie vieną šaltoką rytą Kaune, kai katinai tik atsigėrė kavutės, išlėkė į miestą ieškoti, kur papusryčiauti. Ir tos dienos pusrytukam mes pasirinkome Aleksote verslo centre Citys įsikūrusią Kvadro pizzą. Aš kai alkanas meniu ilgai nestudijuoju, tad porą pizzų ir judu link gėrimų. Pizzerijoje gėrimų pasirinkimas daug didesnis nei picų, bet mes su Katiniene pirmenybę atiduodam nealkoholiniam gėrimam. Katinienė pusrytukam pasirinko Margaritos pizzą. Na, o aš kiek sotesnė prosciutto pizzą. Margaritos pica buvo gausiai nuklota sūriu, kurio paviršius buvo lengvai apskrūdęs, kas sūriui suteikė įdomesnių poskonių. Prosciutto pica buvo taip pat skani, tik ją mėgautis neleido Vytintas kumpis, kuris kaskart bandant kasti picos slyzdavo nuo jos kartu su savim tempdamas gausybę garžgaščių. Bet tai nesutrukdė man Kvadro pizzą kepančias skanias pizzas įvertinti 5. Tad net nebejoju, kad mes čia kada nors dar tikrai sugrįšime.